Tai va, viską susimečiau. Dugninės čia, plūdinė ten. Ir jo dabar tiesiog laukiam. Net apie žadribių ant slieko užsimečiau. Ir laukiam kibimo. Jau turėjau 2 kibimus ant dugninių. Daugiau negu 2, bet jo. Persimečiau ką tik. Jau 4 metimus padariau ant dugninių. Ir laukiam dabar jo. Tai va. Gražiai visai gamta atrodo. Esu prie Danės dabar. Realiai vidury miesto beveik. Tiesiog radau čia tokią vietelę, kur žmonių mažiau būna ir jo. Žvejojam. Sau ramiai. Tai va. Susimečiau viską ir laukiu, kol užkibs koks karšis, kuoja, raudė. Daug labai nesitikiu. Tai jo, kažkas ką tik biškį kibo ant plūdės. Labai sunkiai matos per žolę. Ir ten plūdinė. Tai jo. Labai daug uodų, ta prasme. Baisiai. Dabar atsisėdau. Laukiu. Tai va, iš tikrųjų išėjo nufilmuoti kibimą. Štai tokio ešeriuko ant plūdinės. Aišku, nesitikėjau, nenorėjau ešerių šiandien, bet bent jau išeisim su kažkuo, nebe nieko. Tai dabar reikia kažkaip čia gražiai paleist. Tai va. Ešeriuk. Plauk. Išplaukė. Tai va, turim pirmą žuvį. Ir nufilmavau kibimą ant plūdinę. Bet ten užkibo. Nežinau, kaip gerai matėsi, bet tikrai matėsi. Tai, va. Madžiau galvojau, kad tikrai ne ešerys, galvojau, tikrai neužkibs ant tos. Ant tos miškelės negalvojau, tikrai, kad ešerys užkibs, bet užkibo ešerys. Tai jo. Mažiukas lieka raudė kokia užkibs. Ir iš kibimo net netrodė kaip ešerys, nes ešerys dažniausiai paima ir varo. O čia taip palėta. Tai susitiksim turbūt, kai vėl filmuosiu arba kibimą, arba žuvį filmuosiu. Tai susitiksim tada. Tai va, ta prasme, 2 ešeriukus pagavau. Vieną ant dugninės, ta prasme. Taip išvažiavo, išsitraukiau ir jo nieko gero. Ir dabar va, antytės buvo pas mane atėjusios. Kaip ašaro likučių sumėčiau, nes tuoj varysiu. Ir jo, dar ateina antyčių. Tai va, turbūt čia pabaigsiu video. Tai nebent kažką pagausiu, tai įterpsiu dar. Ir jo, viso gero, ačiū, kad žiūrėjot. Ir su jumis buvo Markutis kanale Žuvis pas Markutį. Ir šiandien ne žuvis pas Markutį. Tai jo, viso gero. Susitiksim kitam video. Tikriausiai.